Rytoj Vilniuje įvyks Europos tautų lygos stalo teniso susitikimas. Žais Lietuvos ir Liuksemburgo moterų stalo teniso komandos. Varžybose dalyvaus Europos stalo teniso čempionė Rūta Paškauskienė. Susitikimas bus intriguojantis, nes į Lietuvą atvyksta 2 kartų Europos stalo teniso čempionė Nixia Lian. Tai naujos varžybos, kurios yra 4 metų ciklo trukmės. Jos prasideda kaip tik 2009 šiais metais prasidėjo ir baigsis 2012 metais. Pagrindinės varžovės pogrupį tai būtent yra Liuksemburgas. Tas rytoj tas mačas irgi parodys, kas ir bus lyderė, nes mes dabar, berods taip, mes antroje vietoje esam su vienu pralaimėjimu. Šiame čempionate komandos pagal pajėgumą yra suskirstytos į 3 divizionus. Lietuvos stalo teniso rinktinė žaidžia antrajame divizione A grupėje. Sekančiais metais, po to, kaip tik mes patekom į aukščiausią pirmąją lygą Europos čempionate, ten, kur žaidžia 16 stipriausių, bet taip ir likom per vieną komandą. Aišku, ten būtų gal ir įdomiau žaisti standartiniam divizione tarp tų 8 komandų, nes ten iš tiesų yra pajėgesnės komandos. Laimėti, aišku, sunkiau būtų, bet gal ir įdomiau būtų, ypač Rūtai Paškauskienė žais. Kartu su mūsų šalies rinktinė A grupėje be Liuksemburgo atstovių taip pat žaidžia Graikija, Izraelis ir Portugalija. Lietuvos rinktinė namuose jau nugalėjo Graikiją rezultatu 3-1, o išvykoje po įtemptos kovos pralaimėjo Portugalijai 3-2. Vis dėlto merginų tikslas 2012-aisiais pasipuošti čempionių medaliais. Tikrai visus kviečiame atvykti ir palaikyti, reiškiasi, Lietuvos moterų rinktinę ir tikrai pasižiūrėti Europos čempionę. Tai iš tiesų ir yra nemokama, nėra jokių bilietų, laisvas įėjimas. Tuo labiau, kad iš tikrųjų ir pamatys, tokią Nixia Lian, buvusią 2 kartų Europos čempionę, nors jinai yra ir vyresnio amžiaus, bet tai yra išties unikali žaidėja. Tokios Lietuvoje nebuvo pas mus dar atvykę. Kitas susitikimas Lietuvos moterų stalo teniso rinktinės laukia jau tik 2010 metais. Išvykoje lietuviai susitiks su Izraelio moterų stalo teniso rinktine.